sesuo paprašė nuvažiuoti, pavežti iki parduotuvės. Nuvažiavom, kol laukiau, kol sesuo išeis, pastebėjau, kaip iš parduotuvės išeina asmuo, nešinas rankose alkoholio, judesiai buvo jo nekoordinuoti, svirduliavo. Pastebėjau, kaip asmuo alkoholį padėjo į bagažinę, atsisėdo už mašinos vairo. Tada nustebau, dar palaukiau keletą minučių, galvojau, gal nevažiuos, gal šiaip ten pasėdės draugų, palauks. Užsikūrė transporto priemonę, pradėjau važiuoti, išvažiavimo iš karto, supratom, kad tikrai asmuo nemažai alkoholio vartojas, nes retkarčiais išvažiuodavo į priešingą judėjimo kryptį transporto priemonių. Tada nusprendžiau automobilį persekioti. Jauniškė policija, jūs kartais neišgėręs važinėjate? Ne. Tai kodėl jūs po visą kelią makaluojatės? Man atrodo, kai jūs išgėręs, reikia ekipažą įsikviesti, girtumą patikrinti. Akis raudonas. Tai pakviesi? Pakviesiu. Gerai, jokių bėdų. Norėjau išvengti sulaikymo, bandė pasišalinti patalpas, paprašiau, kad iškviestų pagalbą kolegų. Atvykus kolegoms asmenys buvo sulaikyti, nustatyti girtumai ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Leis pasveikinti, įteik labai mažą simbolinę dovanėlę už tą gerą poelgį. Kažkas išvengė didelių bėdų tavo gerų poelgių. Reikia pasidžiaugti tokiais pareigūnais, kurie ir laisvų nuo tarnybos laikų nepamiršta savo pareigos. Tai tik parodo tikrai savo veidą, kad pareigūnas visą parą ir 7 dienas į savaitę. Tai džiaugiuosi, kad tokių pareigūnų Šiaulių apskrities komisariate yra ir tikiuosi, kad tas pavyzdys užkrės ir kitus sekti ir atlikti tokius gerus darbus. Visų pirma, pareigūnas ir nedarbė pareigūnas, visų antra, manau, ne vienas žmogus pasielgtų pilietiškai taip pat kaip ir aš, nes toks vairuotojas, tai potencialus žudikas už vairo. Nežinai, kada jis ten gali ar žmogų nutrenkti, ar įvažiuoti kažkur. Gali sukelti kokį eismo įvykį, kuriame gali atsidurti ne tik tai pašaliniai asmenys, bet ir mūsų pažįstami ir kiti žmonės. Tai manau, čia nedidelis žygdarbis, nes visi žmonės taip pasielgtų.